Mano paties senų, vaikystės laikų memuarų iliustravimo tęsinys. Šio 1994 m. rugsėjo mėnesio žurnalo Genys numerio gavimo metas man iki pat šiol visada asocijuojasi būtent su 4. klase mokykloje, spalvotų rudeniu ir įvykusiomis vestuvėmis kaiminystėje. Tada spalio mėnuo buvo jau įpusėjęs, tada aš jau savo rankose turėjau dar vieną ir jau paskutinį kito vaikiško žurnalo numerį, bet ir toliau vis taip pat dar tebenorėjau vėl gauti ir Genį, prašiau mamos, kad ir dar vieną naują numerį man jį Kupiškio miesto kioske nupirktų. Tas pastarojo rugsėjo mėnesio numerio nupirkimas sutapo su labai įdomiais įvykiais. Bakšėnų parduotuvėje pirkau mažą, žaislinį mašinos Mercedes-Benz modeliuką ir mano kaime tomis dienomis kaimynai, jauna pora, kėlė savo vestuves. Dalis kitų kaimynų tada prieš pat jas buvo susirinkę mūsų sodybos kieme ir drauge su mano seneliais iš visokių eglišakių ir juostų ant karčių pynė vestuvių bromą. Atsimenu, kas paskui, jau temstant vakarui, tas nupintas bromas buvo įkeltas į mūsų turimą vežimą šienui vežti ir su traktoriumi T16 per laukus nuvežtas tiesiai į besiruošiančio tuoktis kaimyno kiemą. Ten pat, prie pat į sodybą vedančio kelio ir buvo pastatytas. Kada vežė tą bromą, aš pats sėdėjau to vežimo gale, nukaręs žemyn kojas ir laikiau savo glėbyje mamos man parvežtą naująjį Genį. O tose vestuvėse aš irgi taipogi buvau, atvykstančius jaunuosius vakare sutemus regėjau, prie stalo su visais sėdėjau, medų nuo skruzdėlyno nulaižinėjau, saldainių iš svitos irgi gavau, bet kadangi juos iš kišenės man kažkas pavogė, taip ir negalėjau jų paragauti. 1994 m. spalis.